per dieną parduoda 8000 bilietų. Visi keliai veda į Romą. Didė kaip paska, aš neįsivaizdavau, kad čia taip gražu. Aišku, negalima kirsti jokių medžių. Atvažiuoja kas mėnesį, tikrina akmenuko po akmenuko. Banguoji, surfinguoji. Tiesių linijų gamtoje nėra. Pinigai buvo paaukoti sagradai. Čia buvo urvai, natūralūs. Modeliai atsisėdo ant vaškinio suolo. Pats patogiausias suolas. Pagal piešinius vaikai jums gali papasakoti visą pasaką. Garsiausi ir dažnai vadinami meduoliniais. Ant savo patogiojo suoliuko. Sveiki atvykę visi į parką, kuris dabar overhypintas, kaip matote. Ar ne, tūkstančiai žmonių stovi prie įėjimų, bilietai visi išparduoti. Nu ir šiandien tai yra tokia tradicinė situacija parko Iguelė. Nes iš tikrųjų dar prieš pandemiją tai buvo miesto parkas, nereikėjo jokių bilietų ir bent iki šitos vietos galima buvo ateiti be. Bet pandemija kažkam buvo labai geras verslas ir čia pat parke Iguelė nusprendė, kad parkas bus mokamas ir būtent dėl to per dieną parduoda 8000 bilietų. Tad galite skaičiuoti, kad 8000 lankytojų per dieną ateina į parką Iguelė, plus ateina vietiniai gyventojai. Parkas Iguelė turi savo istoriją, kaip ir kiekvienas objektas. Kodėl čia žmonės suvažiuoja? Nes tai yra turbūt žymiausio architekto pasaulyje kūrinys Antonijo Gaudí. Žmonės atvyksta kasdien į Barceloną 10 000 žmonių tam, kad pažiūrėti į jo kūrybą. Ir vat šis parkas, jis yra žinomas kaip Gaudí parkas, bet vadinasi Güelis. Kas žino, kodėl Güelis? Kas tai yra? Güell tai yra pavardė. Ir atsakymas į šį klausimą, kodėl parkas taip pavadintas, gali būti labai paprastas. Mes tiesiog su jumis pasakysime, kad parkas Güell priklausė senjorui Güell. Bet iš tikrųjų ta istorija su senjoru Güell, jinai yra ilgesnė ir sudėtingesnė. Nereikia galvoti, kad Gaudí laikais buvo kaip dabar, kad čia visą Barceloną reikia genijus. Ne. Tais laikais, jeigu jums patikdavo, ką kūrė Antonijo Gaudí, reiškia, jis neturi jokio skonio arba skirtas tas skirtingas neaiškus jūsų skonis, negražu ir viskas. Bet Eusebio Güell, jis buvo svarbiausias žmogus Gaudí biografija. Jis buvo pirmas žmogus, kuris patikėjo, kad Gaudí nėra tiesiog architektas ir gali sukurti kažką tai visiškai skirtingo. Na ir tokiu būdu Eusebio Güell, jis turėjo savo fabrikus. Jis paliko viską sūnui. Ir sūnus domisi menais. Vieną gražią dieną jis lanko industrinę ekspoziciją, parodą Barcelonoje ir vaikščiodamas staigiai stabteli prie pirštininko stendo. Nes stendas tam, kad rodyti iš pirštinės, buvo kažkoks kitoks, skirtingas. Ir jis pirštininko paklausė, o kas tau sukūrė tą stendą? Atsakymas buvo, čia vietinis architektas, tu jo nepažįsti, Antonijo Gaudí vardu. Ir Güellis rado Antonijo Gaudí. Iš karto paprašė renovuoti užmiesčio namą, namas buvo renovuotas, patiko darbas, ir sakome, kad jie tapo draugais. Güellis, kadangi tikėjo, kad Gaudí buvo genialių žmogumi, jis jį stumdė kitiem turtingiesiems, sakydamas, pažiūrėkite, atkreipkite dėmesį, tas vyriškis gali atlikti skirtingus dalykus, daro skirtingas statybas. Na ir draugauja, viskas pas juos gerai. Greitai, labai greitai keliauja Eusebio Güell į Angliją. Grįžtam dabar su jumis į Londoną. Visi bent kartą gyvenime yra girdėję apie Londono smogą. Ar ne? Iš kur atsirado tas smogas? Senieji miestai, kaip Barcelona, taip ir Londonas, įkurti romėnų. Įsivaizduojame, auga tie miestai viduramžiais. Miestai apsupti sienų, o 19 amžiuje prasideda pramoninė revoliucija. Ir tose miestuose, mažose, senuose, jie stato fabrikus. Ir su Anglijos klimatu, drėgme ir taip toliau, mes gauname su jumis dūmus nuo fabrikų ir atsiranda tas anglų smogas. Bet tuo pačiu anglai buvo pirmieji, kas suprato, kad gyvenimas mieste nėra gerai. Geriau kažkur tai kraustytis. Ir atsiranda tokia šiek tiek utopinė idėja miesto sodo. Tos idėjos, jos buvo įgyvendintos bent šiek tiek beveik visose Europos valstybėse. Beje, Lietuvoje irgi yra. Ir va ta idėja Eusebio Güell labai patiko. Būtent todėl grįžta jis į Barceloną ir siūlo savo draugui architektui Antonijo Gaudí pastatyti kažką tai panašaus. Miestą sodą, kur gyvens turtingieji barceloniečiai. Gaudí absoliučiai sutinka. Kodėl? Nes jo architektūra tai yra gamtinė architektūra ir čia jam siūlo gamtoje pastatyti gyvenamąjį miestą sodą. Jie pradeda projektą 1900 metais. Kas įvyko?
O barceloniečiai nėra Londono gyventojai. O jiem nepatiko. O jie sako, o ką mums reikia? O mes puikiausiai gyvename miesto centre. O mes puikiausiai gyvename pasaištė grasė. Niekas nepirko žemės sklypų, niekas nestatė namų ir tai tapo bankrutavę projektų. Visą tą istoriją reiškia, kad parkas Güell, jis negimė kaip parkas. Būtent todėl net dabar žiūrint į dešinę ir į kairę, mes matome su jumis, kad mes negalime palyginti šio parko su žymiais parkais 20-ojo amžiaus. Tai ne centrinis parkas New York'e, tai ne Hyde parkas Londone, ne. Tai yra gamta, kur turėjo gyventi 60 šeimų. Bet kadangi niekas nieko nepirko ir tai tapo bankrutavę projektų, po savininko mirties jau vaikai pardavė visą tą teritoriją miesto savivaldybei ir miesto savivaldybė priėmė sprendimą atidaryti čia miesto parką. 1900 metai Eusebio Güellis užmiestyje už Barcelonos ant nuokalnės nupirko 2 žemės sklypus, 17 hektarų iš viso. Nereikia išsigąsti, mes neplanuojame su jumis praeiti 17 hektarų, ar ne, nes viršutinėje dalyje ten iš vis nieko nebuvo pastatyti ir galų galiausiai tai net buvo atskirta. Ten miškas tiesiog pas mus, miesto parkas ir niekas daugiau. Ir jie čia nori pastatyti 60 namų. Todėl tas žemės sklypas buvo padalintas į 60 žemės sklypų trikampio formos. Buvo dideli trikampiai ir maži trikampiai. Tam, kad pastatyti didelį namą su dideliu sodu ir mažą namą su mažu sodu. Na ir Gaudí supranta, kad reikės statyti kelius. Kažkaip tai žmonėms reikės privažiuoti prie tų namų. Kelių statymas tai iš tikrųjų sudėtingas darbas, net šiuolaikiniam gyvenime. O dabar įsivaizduojame su jumis 1900-aisiais, be technikos, be kranų ir taip toliau. To daugiau, statant kelius, nuokriniai reikės nuimti per daug dirvo ir reikės iškarpyti medžius. O Gaudí nenori, jisgi nori miestą sodą pastatyti, medžių reikia, žalumos reikia. Kaip galima minimalizuoti tą negatyvę įtaką gamtai? Grįžtant atgal. Žinote, kas statė geriausius kelius pasaulyje? Romėnai. Štai kodėl visi keliai veda į Romą. Ir išskyrus tradicinius kelius, jie statė 2 tipus, kaip aš sakau, duktų. Akvedukai ir viadukai. Akvedukai buvo tiltai tam, kad vesti geriamą vandenį į miestą, o viadukai buvo tiltai arba keliai pakelti virš kolonų. Jis priima sprendimą, kad visi keliai bus pastatyti kaip viadukai. Ir šitoje vietoje mes turime su jumis 3 viadukus. Žeminis dešinėje nuo manęs. Už mano nugaros centrinis viadukas ir kairėje nuo manęs viršutinis viadukas. Ką mes gauname? Visų pirmiausia, mes taupome su jumis vietą, mes saugom gamtą ir nuo kiekvieno viaduko mes gauname dvigubą funkciją. Nes vėlgi, kas tas yra miestas sodas? Tai nėra kaip šiandien, pavyzdžiui, Ispanijos urbanizacijos. Šiandien prie miestų mes turime visur taip vadinamas urbanizacijos. Žmonės gyvena kalnuose, ten tik gyvenamieji namai. Pienas baigėsi, niekur nenupirksit. Reikia sėsti į mašiną ir važiuoti kažkur tai žemyn, kur pieną jūs galėsite savo nusipirkti. O čia stato miesto sodą. Reiškia, viskas, ko reikia, turi būti kažkur tai viduje. Ir nuo šitų viadukų mes gauname su jumis galerijas, kur Gaudí galvoja, žmonės ateis prisivaikščioti, pasidėti pavėsį, paskaityti knygą, aptarti naujienas, kas ten vyksta pas kaimynus ir taip toliau. Bet tuo pačiu, žiūrint į tas formas, jūs visada galite patys pagalvoti, kur tokias formas jūs esate matę gamtoje. Kodėl? Gaudí nebuvo kaip aš. Jis čia nestovėjo ir neaiškino tų visų formų. Ne vienas genialus menininkas tokių dalykų nedarė. Na ir, pavyzdžiui, tas pats Salvadoras Dalí, jis žiauriai pykdavo, kai kas nors aiškindavo jo paveikslus. Jis sakydavo, ką jūs čia dabar darote, tai yra surrealizmas, aš nesuprantu patsai, ką aš tapiu. Ar jūs bandote visą tai paaiškinti? Tad, ką mes žinome su jumis apie Antonijo Gaudí, kad tikrai tai yra gamtinės formos ir mes turime šiuolaikinės studijas. Bet nebūtina jūsų vaizduotė sutaps su šiuolaikinėm studijom. Kolonos primena ką nors? Kažkas tai sako vyno taurė. Ar ne? Kažkas tai sako ledų ragelis, ice cream cone. Bet tai nėra gamtos sukurtos formos. Gamtos sukurtos formos yra palmės. Ir kaip mes žinome iš Sagrados Familijos, su ko buvome Sagrada Familijoje, palmė tai yra kankininkystės simbolis.
religinė simbolika. Pas Gaudį visada ir visur. Nes aš sakau, kad jis buvo katalikų katalikas. Ir visą savo gyvenimą ir kūrybą jis kaip tik ir skiria Dievui. O viršutinė dalis taip, tai yra paukščių lizdai ir kregždžių lizdai. O tarp jų randasi vazės. Vazėse agavos yra išsėdintos. Kodėl agavos yra panaudotos kaip augalas? Nes visa kartu tai mums ir vėl suteikia jaunosios palmės arba ananaso formą. Rinkitės, kuri forma jums daugiau patinka. Didė, kaip pasakoju, aš neįsivaizdavau, kad čia taip gražu. Viadukai, pavyzdžiui, jie buvo pastatyti tik per 3 metus. Nuo pačios prasideda kelias, eina per žeminį viaduką, siekia centrinį taką, grįžta atgal, kelias, ant kurio mes dabar su jumis stovime, ir po to jis jau ateina į viršutinį viaduką. Taigi, kai jie pradėjo tas statybas, šis kalnas, jis oficialiai buvo pavadintas Montaña del Carmel. Gaudį jis gavo kalną, kur nebuvo augalų, medžių beveik nieko nebuvo. Ir ne tai, kad natūraliai, tiesiog šalia buvo kelios fermos ir keli kaimai ir žmonės kirsdavo medžius tam, kad naudoti statybom, kūrenti į pečius ir taip toliau. O jis nori pastatyti miestą sodą, o augalų nėra ką daryti. Jis supranta, reikia tiesiog laiko ir natūralioji pusiausvyra bus atstatyta. Ir vat tas geidavimas Antonijo Gaudį atstatyti natūralią pusiausvyrą tapo vos ne pagrindinė priežastimi, kodėl tai tapo bankrutavę projektai. Šiandien mes su jumis žinome, ar ne? Jeigu jūs turite Lietuvoje namą ir auga ąžuolas, ąžuolų liesti negalima. Visi žino. Jeigu gyvenate mieste centre, fasado keisti negalima. Ir taip toliau. Bet žmonės ne visada tai žinojo. Ir žmogiškoji psichologija nebuvo pasiruošus štai tokiem apribojimam 20-ojo amžiaus pradžioje. Ir jeigu kartais čia kas nors domėjosi tam, kad nupirkti žemės sklypą ir pastatyti namą, iš karto į rankas gaudavo kontraktą. 30 puslapių spausdintų tekstą. Ir ten išsamei buvo aprašyta, ką galima, ko negalima. Aišku, negalima kirsti jokių medžių. Žolės irgi negalima. Reikia jums žolę sutvarkyti, reikia specialaus leidimo. Jeigu kartais net per klaidą sužalosite medelį, kuris diametrė turi daugiau negu 30 cm, mokate baudą. Didesnis medis, daugiau pinigų mokėsite. Norite pasodinti braškės arba rožės? Negalima. Ką galima? Galbūt leidimą gausite alyvmedžiams išsodinti, galbūt dar kokius nors medžius galite pasodinti, o galbūt ir ne. Jeigu galima kažką tai sodinti, tik tradicinius augalus, kurie natūraliai visą gyvenimą čia auga. Ir žmonės pasakė, come on, aš savo namuose negaliu net daryti, ko aš noriu, aš mokėsiu baudas, net neturėsiu braškių, ne, mes čia negyvensime. Bet Gaudį buvo teisus. Mes matome, kad natūralioji pusiausvyra per metus, jinai kaip tik ir atsistatė ir dabar tokį natūralų, tipišką mišką mes ir turime su jumis parke Guai. Bet to čia viršuje šiek tiek matosi baltas namas, baltos spalvos namas. Tai yra vienas iš pastatytų namų. Visų pirmiausiai, savininkas Eusebio Guai. Kaip bebūtų, jis buvo verslininkas, ar ne? Jis turėjo savo fabrikus ir jis pradėjo tą projektą, norėdamas gauti pelną. Kai jis supranta, kad jis nieko negauna, jis pergyvena, kažką tai reikia daryti. Na ir čia išeina draugas Eusebio Guai, jo personalus advokatas, senior Trijas, kuris sako, gerai, aš nupirksiu iš tavęs žemės sklypą ir pastatysiu namą. Ir va tai yra vienas namas, kuris buvo pastatytas. Ir tas advokatas, jis įsikraustė į tą namą gyventi. Šis namas iki šiandienos privati nuosavybė. Jau priklauso anūkams to advokato. Jie ten pastoviai negyvena. Kartais atvažiuoja, tik samdo žmonės, kurie prižiūri tą namą. Kodėl prižiūri? Žinote, kas yra okupas? Angliškai skvoteriai? Na vat. Okupas tai yra žmonės, kurie gali įsikraustyti į jūsų namą be jūsų leidimo. Ir jūs neturėsite jokių teisių jų išvaryti ir dar mokėsite jų sąskaitas. Mes turime tokį dalyką, nes socialinio būsto Ispanijoje beveik nėra. Ir anksčiau net buvo tokių atvejų, kad žmonės išvyksta atostogų, grįžtam atgal po atostogų, o mūsų būtai užimti skvoterių, okupantų ir mes patys turime gyventi viešbutyje, kol teismas neišduos leidimo ir sprendimo juos iškraustyti. Atėjome mes su jumis pažiūrėti, kaip atrodo tos galerijos. Visų pirmiausiai, štai šitom statybom buvo naudojamos vietinės kalkakmenys, ant kalkakmenys ir alkakmenys kaip statybinė medžiaga gali turėti labai skirtingas savybės. Nuo ko tai priklauso? Nuo šalies, kur mes gauname su jumis tą statybinę medžiagą. Gali būti labai stiprioji statybinė medžiaga, gali būti išvis nekokia.
Koks pastatas pasaulyje yra žymiausias iš kalkakmenių? Giza, norėjau sakyti. Gizos piramidės, ar ne? Didžiosios Egiptės piramidės. Kodėl? Va tai mums ir parodo, kad kalkakmenės kaip statybinė medžiaga gali stovėti pakankamai ilgai. Ir pavyzdžiui, vietinės kalkakmenės turi labai geras savybės energijos taupimo. Vasaros metu, net su tiesioginė saulė, niekada gyvenime akmuo netampa karštas. Jis kaupia, surenka visą saulės energiją viduje. O žiemą dabar galite paliesti, jis nešaltas, nes iš tikrųjų čia nėra visiškai karšta, pradėsime aš tiesiog vis gaudavau. Nes po trupučiuką jis pradeda atiduoti visą žiemą sukaupta viduje energiją. Ir įsivaizduokite, šitose galerijose mes turime natūralų kondicionavimą vasarą ir natūralų šildymą žiemą. Būtent todėl tai ir buvo pastatyta Antonijo Gaudí kaip puikios vietos, tiesiog ateiti, pasėdėti, paplepėti, naujienas aptarti ir taip toliau. Na ir centrinė eilė, čia pas mus ir vėl palmės, o skliautai virš mūsų galvos, pažiūrėkite tuos akmenukus. Oficialiai mes sakome, kad tai buvo įkvėptas stalaktitų, stalagmitų, urvų, kuriuos Antonijo Gaudí lankė Majorkoje. Jis buvo pakviestas renovuoti katedrą, na ir ten gavo šiek tiek įkvėpimo. Bet iš kitos pusės, žiūrint gražiai tuos akmenukus, mes matome, kad šiek tiek konstrukcija gyva. Atrodo, kad kvėpuoja, ar ne? Jaučiat gyvybę šitoje konstrukcijoje, ar nelabai? Ne? Nejaučiat? Žiūrėkite. Prasivaikščiokit. Žmonės kartais išsigando, kad tie akmenukai nukrys mums ant galvos. Nenukrys, dabar yra darbai. Atvažiuoja kas mėnesį, tikrina akmenuką po akmenuko. Ir va tas originalus gyvybės jausmas, jis yra susijęs su Antonijo Gaudí darbo metodais. Šiaip tai originalioji struktūra, jinai visa buvo be cemento. Ką tai reiškia? Va tie akmenukai, kabantis virš mūsų galvos, jie daugmaž kaip grybai. Ir tai yra grybo kojytė. O kepuraitė randasi po apačią. Ir tos kepurės, kaip praktiniai akmenės, skirtingų dydžių, jie sulaiko vienas kitą. Bet kodėl kalbu, kad buvo? Ne visur dabar yra. Nes kaip tik šiandien, kai matome, kad kažkas tai nesaugu, pridedamas cementas, kad tikrai būtų saugu ir niekam ant galvos nei vienas akmenukas nenukristų. Na ir labai įdomi, jau prieš daug metų vienas iš vaikų ekskursijose, o aš bendrai tikiu, kad vis dėlto vaikai, jie dar turi tokią geresnį vaizduotę negu mes su jumis, jie mato tas formas. Pasakė, kad jam daugiau primena šikšnosparnius, mėgančius urvuose. Ar galime sutikti? Galime. Natūralioji forma, ar ne, natūraliai kabanti ir dar daugiau primena negu stalagmitų ir stalagmitų urvus. Nu, vat prašome, rinkitės, kuris variantas jums daugiau patinka. Nu, vat čia pats. Mes turime su jumis medį. Jeigu Gaudí reikalavo iš žmonių, kad jie laikytųsi taisyklių, jis laikėsi tų taisyklių ir patsai. O tas medis čia buvo nuo pat pradžios. Tai buvo jaunas medis, tai yra kerubas. Žinote tokį medį? Pas mus Lietuvoje neauga, labai tipinis Viduržemio jūros regiono medis. Graikijoje yra, Italijoje yra, Balkanuose visur yra. Ir užauga kaip tokios juodos pupelės, jos kvepia šokoladu. Ir jos yra saldžios. Ne kaip kakava, nes kakava nėra natūraliai saldi. O čia saldu. Ir pavyzdžiui, jeigu eisite į visos tos sveiko maisto parduotuvės, visada rasite kerubų miltelių. Natūralus cukrus, kuris vietoj cukrus gali būti naudotas. Balkanuose, Serbijoje, Albanijoje, Rumunijoje gamino pyragus. Graikijoje yra keruba aliejus, irgi saldus. Nu, labai plačiai jis yra naudojamas iš tikrųjų kulinarijoje. Na ir tais laikais, kai pradėjo tas statybas, tai buvo jaunas medis tiesiai augantis. Jis tiesiog buvo paliktas galerijos centre ir, kaip matote, jis tapo puikiuoju pavyzdžiu, kad tiesių linijų gamtoje nėra. Ir sprendimas buvo teisingas, nes medis gyvas iki šiandienos. Na, va, dabar mes su jumis grįžome į centrinį taką. Šis centrinis takas, jis yra papuoštas štai šitų kamuolių. Jų funkcija pakankamai paprasta, tai yra saugumo takai. Galbūt norėsite atspėti patį simboliką. Ten didelis akmuo. Po to staigiai mažas akmuo, po to vidutinio dydžio. Planetos. Jų iš viso 59, per daug, ar ne? Planetom. Ir kelias veda iki kryžių. Ružančius. Štai kodėl 3 skirtingi dydžiai. 3 skirtingos maldos. Ir Gaudí idėja buvo, kad žmonės
nuo pat pradžios einant į bažnyčią galės melstis, sakydami maldas pagal katalikų rožančių. Ir Gaudí darė taip pats, kodėl nes jis gyvena šitame name. Dar vienas pastatytas namas. Grįžtam atgal. Niekas nieko neperka, viskas čia blogai. Stato jie vieną pavyzdinį namą, modelį, tam, kad rodyti žmonėm, kaip tie namai atrodys. Ir šis yra mažas su mažu sodu. Na ir Gaudí sako, gerai, niekas nieko neperka, aš nupirksiu tą namą. Ir 1906 metais jis įsikrausto į tą namą kartu su gyvais tais laikais šeimos nariais. Tai buvo tik tai jo tėtis mirė tais pačiais metais ir dukterėčia. Dukterėčia mirė po 6 metų, būdama 36 metų. Na ir oficialiai tai Gaudí namas iki jo mirties. Neoficialiai, kai visi mirė, jis beveik neateidavo, negrįždavo pas save namo, nakvodavo Sagradoj, bandydamas tenais baigti ant tiek daug dalykų, ant kiek įmanoma. Ir po jo mirties, pagal jo testamentą, namas buvo parduotas. Visi pinigai buvo paaukoti Sagradai. Aš labai mėgstu, kad visi atkreipiu dėmesį į tą namą. Kodėl? Nes Gaudí architektūra, jinai gali būti apibūdinta žodžiu keista. Kodėl? Niekas neturi sutikti su manim, kad tai yra gražu. Nes grožis vėlgi, kažkams tai gražu, kažkams tai negražu, skoniai skirtingi. Mes kalbame su jumis apie meno kūrinius. Ir vat kaip tik meno kūrinius mes niekada neapibūdinam grožio skalę. Gražesnis ar mažiau gražesnis, ar daugiau gražesnis. Nes tai yra tipiškas modernizmo namas. Gaudí nebuvo atsakingas už 60 namų statybą. Kodėl? Nes tai per daug. Tais laikais žmonės labai mėgo pasirodyti. Kaip jie galėjo tai padaryti? Šiandien mes turime TikTokus, ar ne, Twitterius, Instagramus ir taip toliau. Ir jeigu kažkas tai išturtėja, jie iš karto sako, žiūrėkite, ką aš savo nupirkau, auksinis unitazas pas mane, auksinis tualetas. Tais laikais ne. Staigiai jie stato fabrikus, uždirbo daug pinigų ir jie nori, kad visi Barcelona žinotų, kad jie tapo turtingais. Vienintelis būdas per namus. Jie perka žemės sklypus, samdo architektus ir tie stato jiem rūmus didelius, su brangakmeniais, ten marmurų ir taip toliau. Ir čia jie pagalvoja, žmonės, jūs norite pasirodyti, prašom, jūs perkat žemės sklypą, randat architektą, kuris jums patinka ir jis jums stato namą, kaip jūs norite. Gaudí pagrindinis architektas, jūs turite teisę patvirtinti arba nepatvirtinti tą projektą. Bet niekas nepagalvoja, kad tai toli nuo miesto, su labai gera apsauga ir tvora aplinkui. Išvis žmonės iš gatvės neįeis pamatyti mano namą, reiškia, tai aš investuoju pinigus ir niekas nežinos apie mano namą. Ir tai buvo paskutinis lašas, vėlgi psichologinis, kodėl vis dėlto parkas Gėlis tapo Bulgarų projektu. Dešinėje kalva Montjuïc. Ir prie Montjuïc kalvos randasi uostai. Ten krovinių uostas, antras pagal ilgį Europoje po Marselio. Ir ten pat kruizinis terminalas. Šiandien kruizinį laivą vieną matau. Kruizų terminalas Barcelonas, antras pagal dydį pasaulyje po Miami. Na ir atvirai šnekant, tiek žmonių į Barceloną netelpa. Vasarą mes kartais turime vieną dieną atplaukiančius 6 laivus. Skaičiuokite, kad bent 5000 išeina iš kiekvieno, priklausomai nuo laivo. O kiek dar atskirai atvažiuojančių žmonių tiesiog į Barceloną. Tad mūsų merė, kuri prieš tai buvo, jinai norėjo kažkaip sumažinti kruizų skaičių, bet pas mus pasikeitė valda, pas mus naujas meras, kuris pasakė, kad mes pastatysime dar vieną terminalą prieš vasarai ateinant. Taigi žiūrėkite, dabar mes su jumis atėjome į centrinę aikštę, kuri Gaudí buvo pavadinta kaip gamtos aikštė. Techniškai šitoji aikštė, jinai pusiau yra iškasta kalne. Vat šitoji dalis tai buvo kalnas, čia buvo urvai, natūralūs, na ir pritaikyti tualetams, skirtingos patalbos įrankus rankyti ir taip toliau. Būtent šitoje aikštėje mes randame su jumis suolą, kuris tapo turbūt žymiausių suolų pasaulyje. Čia 120 metrų ir aš nepadėjau, kad čia 120 metrų, tai oficialiai, aš manau, kad čia bus šiek tiek daugiau. Kam reikalingas toks ilgas suolas? Čia turėjo gyventi 60 šeimų. Jis yra suformuotas kaip gyvatės kūnas, eina aplinkui ir baigėsi dešinėje. Aš visada sakau, kad pasidėti ant to suolo yra būtina. Kodėl? Nepasidėsite ant suolo, beveik tas pats, kaip nesate buvę Barcelona. Gaudí iš tikrųjų jis sirgo nuo pat vaikystės, jiems skaudėjo kaulus. Ir 8 metų jau buvo artritės diagnozė.
Būtent todėl jis žinojo, kad tradiciniai suolai nėra patogus. Tam, kad sukurti šį suolą, visų pirmiausia, jis buvo atliktas iš vaško. Kol vaškas buvo dar šiltas, jis paprašė darbininkų tapti modeliais. Be kelnių ir kelnaičių modeliai atsisėdo ant vaškinio suolo tam, kad jis gautų žmogaus kūno formas. Tokiu būdu, nei po žmogumi, kuris sėdė, nei už jo nėra nei vienos visos linijos. Atsiranda papildomas latakas, kuris palaiko nugarą ir suolas yra be galo patogus. Kai jūs atsisėsite ant to suolo, aš negaliu garantuoti, ar labai patogu, ar nelabai patogu bus. Kodėl? Modeliai buvo skirtingo ūgio, skirtingos kūno formos ir taip toliau. Būtent todėl vietos skirtingos. Jeigu iš karto nepatogu, reikia 2 valandų ir garantuotai vietą po vietos jūs atrasite jums patogiausią vietą. Bet tas suolas, jis yra puikioji galimybė suprasti taip vadinamą Gaudí mozaiką. Kodėl taip vadinama? Nes toks dalykas kaip Gaudí mozaika neegzistuoja. Tai yra senoji maurų technika. Nes Gaudí, kaip aš sakau angliškai, recycling and sustainability, perdirbimo ekologiškumo karalius. Žmonės atneša keramiką, stiklą, butelius, podelius, lėkštutes ir taip toliau, viską, kai įmanoma. Jie daužo visą tai į gabaliukus ir po to klijuoja atgal. Nes gabaliukais jūs galite padengti bet kokį paviršių. Tai pigu ir tai gražu. Aišku, žinant Antonijo Gaudí ir simbolika buvo suole. Buvo paminėti visi 12 zodiako ženklų. Bet to frazės iš Biblijos buvo parašytos. Kodėl aš kalbu buvo, nebėra? Nes laikų bėgant mes praradome tam tikras detalės ir prarandant tam tikras detalės mes negalime su jumis daugiau tos simbolikos skaityti. Tad dabar aš jums siūlau prisėsti ant suoliuko 10 minučių ir mes tęsime su jumis toliau. O, ne tik pats didžiausias, bet ir pats patogiausias suolas pasaulyje. Kaip akina saulė, kaip akinių norisi. Į ko neužsidedi? Ką turiu? Ha? Aišku. Kaip nepasiėmė. O tai žmonelė, nu, auksas. Karšto, nemožna būti. Pas mus randasi su jumis dar viena gražioji galerija. Šią galeriją mes vadiname jūros banga. Galite atkreipti dėmesį, primena kaip tik jūros banga, ateinančio prie kranto. Kur tu čia vaikštai? Banguoji, surfinguoji. Vėliau, jeigu turite laiko ir neskubat, aš tikrai siūlau jums prasivaikščioti šią galeriją. Labai gražus vaizdai, labai gražus formos. Bet tuo pačiu atkreipkite dėmesį ir vartas. Bendrai Gaudí architektūroje jūs visada pamatysite pakankamai daug metalo. Kodėl? Čia eina kalba apie Antonijo Gaudí tėtį. Nes jo tėtis, jis buvo katilininkas, gamino katilus, turėjo savo dirbtuvę. Ir iš tikrųjų tuo pačiu užsiimdavo ir senelis, ir prosenelis. Ir tėtis tikėjo, kad jo vaikai tęs tą patį verslą. Bet taip atsitiko, kad keli vaikai mirė, kol dar kūdikiais buvo. Gaudí buvo negeros sveikatos, katilininkų tapti negalėjo ir kalviu tapti negalėjo. Ir tuo pačiu buvo dar vienas brolis, Franceskas, irgi blogos sveikatos. Būtent todėl Gaudí brolis, jis studijavo mediciną Barselonos universitete. Kai gavo gydytojo diplomą, staigiojo mirtis. Sūnaus nei vieno neliko, tėtis supranta, nieks netęs tą verslą, pardavė viską, ką turėjo. Kolonų 88. Pirminis variantas buvo 92 kolonos. Bet Gaudí pamato, kad statant 92 kolonos erdvės per mažas. Kaip šitos dešinėje. Reikia didesnių erdvių. Nu, pavyzdžiui, kas pardavinės vaisius mėsininkams ir taip toliau. Ir tokiu būdu jis išima 4 kolonas. Išimant kolonas, mums reikia struktūros, kuri palaikys skliautus. Ir būtent todėl jis panaudoja 4 praktinius akmenis. 1, 2, 3, 4. Ir pas mus atsiradusiais didesnės erdvės. Tai yra didelis akmuo su metalo viduje, kuris palaiko visus tuos kupolus ir teritoriją, kur nėra kolonų. Tuo pačiu nuo viduramžių kalboje egzistuoja patarlė, kuris skamba net akmenis kalba.
Ar kada nors esate galvoję, kaip akmenys gali kalbėti? Žmonės buvo neraštingi, o Biblija norėjo papasakoti, kas Biblijoje yra parašyta. Koks yra būdas? Prisiminam visi mažus vaikučius, kurie dar nemoka skaityti. Visi gauna knygeles su piešinukais. Ir pagal piešinius vaikai jums gali papasakoti visą pasaką. Tokiu būdu pradėjo skliauti su antrutiniu akmeniu vaizduoti biblijinius įvykius. Žmonės žiūrėjo į tuos piešinius ir sakydavo, tai čia Jėzus gimimas, tai čia, pavyzdžiui, piemenys atėjo su dovanom ir taip toliau, ir kalbėjosi su tais akmenim. Tai reiškia, kad šitie akmenys jie yra papuošti mozaikos. Ar ne, Antonijo Gaudí rinkinys? Čia buvo turgus. Matai, kaip viską apgalvojo jisai. Apgalvojo, kad ir žmonėm būtų gerai, ir kad jie ir vandenį atvestų, ir žmonės atvažiuotų, produktus pardavinėtų, jiem niekur nereiktų važiuoti pirkti. Prie centrinio įėjimo buvo pastatyti 2 nameliai skirti administracijai ir sargui. Būtent šie nameliai yra garsiausi ir dažnai vadinami meduoliniais. Jie puošti trenkadžio technikai būdinga keramika. Gal čia piešta ant viršaus, kad būna, žinai, kaip tos mozaikos. Jo, čia taip nesurinksi tokio vaizdelio. Green is gone. Green is gone away. Green is gone away. Gone away from you. Yeah, I know I'll be with her. It's like I know it's his man. Meduoliukai, nameliai meduoliukai, tvoros iš meduolio. Žiūrėk, maketas to balkono, to parko. Va, kaip viskas atrodo. Kaip gražiai. Vau, tikrai jisai ant savo patogiojo suoliuko. Prie bažnyčios savo, pastatyta gal tiek, kiek jisai pastatė dabar ant nuotraukos. Daug gali žmogus padaryti, pašventęs visą savo gyvenimą. Paliesti ten ekraną. Oba, išsirink. English. Dabar rinkis. Va, ir nuotraukos čia yra. Gaudis, va kaip atrodė. Na, pažiūrim Barselonos eismo. Kokios gatvės.